neseniai daviau vieną užduotį studentam ir įpareigojau atlikti tik naudojantis dirbtiniu intelektu. Tik tai. Ir 60% atsakymų, kurios pateikė studentai, buvo neteisingi. Ką tai parodė? Labai paprastą dalyką, kad jaunimas, kuris tikisi, kad tik dirbtinis intelektas dabar gelbės jų mintis, galvas, tai akivaizdus įrodymas, kad ne. Naudodamasis dirbtiniu intelektu, tu turi žinoti, įsivaizduoti, koks savo galutinis rezultatas turi būti. Turim svečių iš Vilniaus Tech universiteto, profesorė daktarė Sonata Tolvaišienė, iš elektronikos fakulteto, elektronikos inžinerijos katedros vedėja. Labas, Sonata. Labas, Vytautai. Dalis galbūt verslo bendruomenės jau pažįsta Sonatą, bet turbūt ne visi ir galbūt tikrai vieno fakto nežinos, kad mes su Sonata esame klasiokai ir mum kiek jau kokie 30 metų turbūt nesimatę. Tai bus smagu pabendrauti, kaip čia vystosi ta mūsų akademinė bendruomenė ir kaip verslas tame. Tai trumpai gal vis tiek, Sonata, kaip atsidūrėjai Vilnius Tech? Oi, labai paprastai, nesudėtingai ir elementariai, taip kaip atsiduria visi žmonės vienoje ar kitoje institucijoje. Tai yra tiesiog pirminis darbas buvo, žinoma, mokykla, esu baigus pedagoginį universitetą ir pabandžiau padirbti mokykloje. Supratau, kad ta vieta, taip, viskas šaunu, galiu dirbti su žmonėm, bet nelabai noriu, nelabai galiu dirbti, matyti su ta mažesnė kategorija žmonių, ūgiu mažesnė, tai yra vaikais, ir kad visgi labiau traukia prie darbo su vyresniais žmonėm. Ir visiškai atsitiktinai rašydama laišką vienam profesoriui į Vilnius Tech parašiau, kad norėčiau studijuoti doktorantūrai ir jis į tą laišką atsakė. Pasikvietė ir nuo 2003 metų aš esu Vilnius Tech. Tai čia yra turbūt padrąsinimas, šiandien kai tik laiko 12-okai jau šiuometiniai pirmus egzaminus, būtent tai turbūt galima sakyti, kad reikia nebijot, tiesiog ir to, ko nori, ten ir kreiptis ir bandyti ir kartais paima ir atsako, taip? Aš iš vis to termino nebijoti net nenaudočiau. Jie iš vis dabartinis jaunimas turėtų tiesiog naudotis visom tom galimybėm, nes prieš 20 kažkiek tai metų buvo daug sudėtingiau. Dabar turint visas ryšio priemones, visus kontaktus, tiesiog reikia norėti kažką daryti. Ir jeigu yra noras, yra mintis, kad tu kažko tai bent jau nori, tai tikrai pabandyti. Ne tik, kad parašyti, galima ir paskambinti, galima ateiti. Tuo, žinoma, moksleiviai ir naudojasi. Bet kuris universitetas daro įvairiausius renginius, kur važiuoja kalnai moksleivių iš visos Lietuvos, taip ir į Vilnius Tech mes turim ir inžinerijos dienas, ateities inžinerijos dienas ir visokių kitokių įvairiausių sprendimų, konkursų ir makaronų tiltų didieji konkursai, kurių jau matyti vizitinė kortelė tampa Vilnius Tech, tai moksleiviam tiesiog tai reikia norėti. Čia žodį bijoti aš galbūt netgi pašalinčiau. Čia tai reikia norėti. Ir tada visos durys atsidarys. Aišku. Tai pakalbėkim gal pradžiai pirmoji mūsų laidos dalyje. Tai kaip Vilnius Tech keitėsi per tuos 20 metų, nes visa aplinka, lūkesčiai ir pačių darbdavių, ir verslų lūkesčiai, ir studentų lūkesčiai keitėsi, bet vėliau gal pakalbėsim apie kaip iš aplinkos kokie lūkesčiai ateina, bet kaip keitėsi, galim šiek tiek istorijos tos pasigrąžinti žingsnius, kokius per tą 20 metų galbūt išskirtum? Didžiuliai pokyčiai. Ir pokyčiai akivaizdus. Kadangi buvo dalis universiteto fakultetų truputėlį toliau, tai yra dalis buvo naujamiestyje, sakykim taip, ir tuo metu, kai aš pradėjau dirbti, Naugarduko gatvėje buvo elektronikos fakultetas, drąsiai sakau buvo, nes jo tenai jau nebėra, ir nuo tų laikų mes turim naujus pastatus, naują įrangą, kai kur pasikeitusi žmonės ir galbūt svarbesnis dalykas, atmetant netgi pastatus, patalpas, visą kitą, tai yra požiūris. Pasikeitė tikrai labai smarkiai požiūris į patį darbuotoją, požiūris į patį studentą. Nes nori, nenori, laikotarpis netoks mažas, 20 metų, apie kurį mes kalbam, visai kitoks jaunimas. Nuo to, kuris
buvo, kai aš pradėjau dirbti universitete, iki to jaunimo, kuris yra dabar. Jis neblogesnis. Jokių būdų nepriimkite tą mano pasakymą, kad pasikeitė, kad jis blogas. Ne, jis tiesiog kitoks, su kitokiais poreikiais, su visiškai kitokiam galimybėm. Reikia tą irgi pripažinti, su kitokiam mintim, su kitokiam vizijom ir universitetas, aš manau, sėkmingai taikosi prie viso to. Vienokią ar kitokią formą suteikiam galimybę būti kitokiam. Tam jaunimui, kuris ateina pas mus. Tai yra, tu nesi tuose rėmuose to seno tradicinio universiteto, tu turi galimybę parodyti tą savo vidų, tai yra, ko tu nori, ir visas savo idėjas tu gali pabandyti gyvendinti. Vilnius Tech yra linkmenų fabrikas, atviras visiems studentams, kur tu gali savo bet kokią idėją, kuri galbūt kažkam atrodo utopinė, ją įgyvendinti. Pasibandyti. Tai yra visai kitos galimybės nuo to prieš 20 metų, kur buvo galbūt užėjimas tik į auditoriją, kažkokių laboratorinių darbų atlikimas. Tai taip jau nevyksta studijos. Studijos vyksta visiškai kitaip, kitokių požiūrių ir labai didelis dėmesys, bent jau Vilnius Tech pastaruoju metu yra į probleminį mokymąsi. Tai yra visiškai kitos studijos, kitas studento vaidmuo studijų procese nuo to, kas buvo prieš 20 metų. Tuo metu mes ką turėtume? Auditoriją, ateina dėstytojas, atskaito teorinę paskaitą, praveda laboratorinius darbus, pratybos kažkokios, įsiskirstė visi. Dabar mes keliam problemas. Ir prašom studentų, leidžiam jiem, ne tik prašom, bet ir leidžiam jiem jas įgyvendinti patiem. Paieškoti kelių sprendimų. Tai yra tas probleminis mokymas. Jeigu taip iš platesnės perspektyvos dar pažiūrėta, ne? Tai Vilnius Tech kiek yra, sakykim taip, konkurencingas, jeigu žiūrėti Europos mastu, ne? Yra kažkokie tyrimai, skaičiai, ne? Aš manau tikrai, Vytautai, kad galit, niekam nėra paslaptis, kad universitetai yra reitinguojami ir galite įlysti į reitingus. Aišku, reitingavimai yra ir pagal atskiras studijų programas ir galite pasitikrinti, visų mintinai dabar tikrai nesuvardinsiu tų reitingavimo rezultatų, bet Vilnius Tech yra vienas iš konkurencingų universitetų pačioje Europoje. Mes esam tarptautinis universitetas. Ir prieš pokalbį šiek tiek kalbėjom, kad nemaža dalis, jau turbūt virš 10% studentų yra tarptautiniai studentai, taip? Taip, tikrai taip. Didelis dėmesys skiriamas mūsų universitete ir tarptautiniams studentams, sakykim taip, kurie atvyksta iš skirtingų šalių. Universitetas turi atskirą netgi padalinį, kuris rūpinasi šitais studentais, jų įvairiausiom problemom, migracijos įvairiausiais dokumentais ir galbūt atmetant tą biurokratinę dalį iš šoną, man atrodo, labiau svarbus tas jų integravimasis. Nes visgi atvyksta skirtingų šalių studentai ir universitetas labai deda didžiulės pastangas, kaip integruoti juos į mūsų europinę kultūrą, į mūsų reikalavimus, į mūsų gyvenimą, kuris yra čia toks, koks yra dabar. Tai galbūt tas integravimas ir yra didesnis vaidmuo negu visos žinios ar dar kas nors atidavimas jiems žmonėm. Tai kaipgi verslas, kokius reikalavimus kelia ir kaip jaučiasi verslo poreikių pasikeitimas ir kiek Vilnius Tech sugeba patenkinti verslo poreikius? Vilnius Tech turim tokią specifiką, galbūt ir kitos universitetuose, negaliu atsakyti, bet su verslu Vilnius Tech pagal tą savo specifiką bendradarbiauja ne tai, kad betarpiškai, bet tiesiog visos studijų programos, kurios yra universitete, vienokiu ir kitokiu būdu yra susietos su verslu, nes visgi inžinerinis universitetas. Ir kalbant konkrečiai apie studijas, tai kiekviena studijų programa turi savo, taip vadinamą, studijų programų komitetą, kuriame dalyvauja būtent verslo atstovai. Ir jie gali išreikšti pastabas, gali nukreipti vienokią ir kitokią linkmę. Žinoma, reikia nepamiršti, kad studijų programa tai ne konkrečiai firmai skirta studijų programa, bet tai sričiai, tai krypčiai atliepti turi tą kryptį konkrečią, bet vienokį ir kitokį veiksmai tai tikrai yra įgyvendinami atsižvelgiant būtent į verslo poreikius. Nes pasižiūrima, kas ir šiuo metu yra rinkoje, kas yra labai aktualu, kas yra svarbu ir nenori, tu turi keliauti su rinka kartu. Pagal verslo poreikius tu turi atitikti jų reikalavimus. Kitu atveju
nebus prasmės paleisti to studento, kuris baigęs studijas bus, vadinkim, sakykim, taip užimtumo tarnybos klientas. Tokio tikslo turbūt neturi nei vienas universitetas. Tai dėl to tas betarpiškas bendradarbiavimas su verslu ir atliepimas į jų poreikius yra viena iš universiteto, tokių svarbių sričių. Ir kaip ir sakau, betarpiškai bendradarbiaujama yra iš tikrųjų dedamas didelės pastangos, ne tik iš verslo pusės įsilieti į studijų procesus ir gyventi tam universiteto akademiniam gyvenime, bet ir iš universiteto pusės, kad mes matytumėm arba laikytumėm, kaip kartais sakom, tą pulsą, prižiūrėtumėm jį, kad tu keliautum su laiku toj pačioj tėkmėj, kad tu nebūtum iškritęs iš to verslo sričių tam tikrų. Tai čia galima būtų sakyti, kad kaip studentam visos durys atviros ir jiem reikia tik norėti, taip ir verslui turbūt ir verslininkams, kurie, tikrai girdime tokių, sakykime, nuomonių, kad universitetai neparuošia tai, ko reikia, kad mokslas čia nekalbu, kad tai mūsų laidoje tas yra, bet turbūt paversti tą pozityviai. Ir labai aiškiai yra būdai ir metodai, kaip išreikšti savo nuomonę, kaip išreikšti savo pageidavimus, ir reikia tiesiog verslui lygiai taip pat aktyviai dalyvauti tose komisijose studijų. Tai aš šitą mintį, kad universitetai kažko tai neišmokė ar kažko nepadarė, jau girdžiu labai seniai, bet ir bendraudama su verslu ir tenka bendrauti labai su daug verslo atstovų, aš visą laiką jiem pasiūlau įsilieti ir pamatyti, kas yra studijų programa, kaip jinai turi gyvuoti, kokius reikalavimus jinai turi atitikti ir visą laiką verslui primenu, kad mes neruošiam jo įmonei, studentą. Mes ruošiam krypties atitikmį. Kiekvienas universitetas yra vertinamas tarptautinių vertintojų ir mes taip pat turim atitikti reikalavimus. Ir šita galbūt tokia stereotipinė frazė, kad universitetai neparuošia studentų, aš galbūt sakyčiau, iš tų keliauja verslininkų ar įmonių, kurie patys niekada nesusidūrė su universitetu ir nebuvo to universiteto dalis. Tos įmonės, kurios ateina ir dirba kartu su mumis, niekada tokių dalykų nepasako ir tikrai tavo mintis ir pasiūlymas įmonėm ateikit, kartu pasižiūrėkit, kas vyksta universitete, būtų labai sveikintinas, kad visgi pamatytų tą vidinę pusę, vidinę sritį ir šita klišė kažkada turėtų būti išgyvendinta. Tai turbūt visada mes turėsime visokių nuomonių, bet čia mes labai norim paskatinti tą veiksmą, tą pozityvumą. Tikrai taip, reikia nepamiršti, kad reikia mokytis visą gyvenimą ir kad nesėdim su vienom kažkokiam tai mintim, kurias išmokom, arba žiniom, kurias išmokom universitete. Universitetas parodo kryptį. Visą kitą taip pat turi padaryti ir pats žmogus ir įmonė. Tą specialistą kažkiek turi investuoti pati. Tai jeigu patarimą tokį praktiškai, klauso mūsų dabar, sakykime, nežinau, kažkurios inžinerinės įmonės vadovas ar vadovė, tai ir nori išreikšti savo nuomonę. Tai praktiškai ką, tiesiog susisiekia LinkedIn'e su pačia, sakykime, išreiškęs ir tikrai turbūt pirmą žingsnį padarius jau sekantis bus aiškus, kada vyksta kokią formą ir kaip galima tą savo poreikį turbūt išsakyti ir realizuoti turbūt. Tikrai taip, jeigu kalbant konkrečiai apie tą sritį, kurioje dirbu aš, tai turbūt nelabai jau įmonių ir yra, kas nežino, Vilnius Tech elektros inžinerijos katedros, tai susisiekti jie tikrai gali bet kada, mes ir susiskambinam ir bendraujam, bet lygiai taip pat ir kitų inžinerinių krypčių pakraipų įmonės drąsiai gali tais kontaktais, kurie yra pagrindinėme Vilnius Tech puslapyje, susisiekti su katedrų vedėjais, su fakultetų dekanais ir aš beveik galiu garantuoti, kad Vilnius Tech bus tikrai atidarytos durys įsilieti verslui vienokią ar kitokią formą ir tikrai galės dalyvauti šitam procese. Super, tai dabar gal dar pakalbėkim, vis tiek kažkokios yra tendencijos, tai pavyzdžiui, nežinau, ar energetika, arba mes girdim, ten tikrai Lietuvoje yra labai didelių projektų, kaip Teltonikos, pavyzdžiui, arba kitų didelių įmonių projektų, kurios yra tikrai susijęs su aukštos pridėtinės vertės sprendimais. Tai galbūt galime išskirti kažkokias tai sritis ir studentams, būsimiems studentams, 12-okam dabartiniam, gal kažkas padės apsispręsti, tai kas yra dabar ant bangos?
Turbūt kitokio atsakymo iš manęs negalėtum sulaukti, ne, kadangi esu elektros energetikos inžinerijos programos kuratorė ir studijų programos pirmininkė, tai kito atsakymo tai tiesiog tu negali sulaukti, tai visgi raginsiu žmonės pasirinkti tokią sritį, kuri garantuos jum ateitį. Elektros energetika šiuo metu yra būtent tas sritis, kuri, kaip tu tik įvardinai, yra ant bangos. Ir kodėl jinai? Dėl to, kad išjunkit elektrą pas save namuose ir pabandykit pagyventi 2 paras. Be mobiliaus telefono, be televizoriaus, be interneto, be kažkokių kitų visų savo poreikių ir pamatysit, kokią reikšmę ir svarbą elektra atneša į jūsų gyvenimą. Dabar tai atrodo tarsi savaime suprantamas dalykas, nelabai įsivaizduojama, ne, ir šios studijoje sėdam, kalnas apšvietimo, kalnas įrangos, bet išjungime elektrą ir mes nieko neturėsim. Tai tas sritis, kuri bus visada ir kuri garantuos tikrai nemažą atlyginimą, kas ypatingai svarbu šiuolaikiniam jaunimui. Peržiūrėjus statistinius duomenis, tuos pačius darbdavių, kur jie išreiškia pageidavimus, tai vien valstybės sektoriuje šiuo metu energetikos specialistų trūksta beveik 2500 tik valstybiniam sektoriui, o kur dar yra privatus sektorius. Čia galėtų būti trūkumas pagal paskutinius duomenis dar papildomai 3-4 tūkstančių elektros energetikos inžinierių. Neatliepiam poreikio, nes studentų kiekis yra per mažas tokiose specialybėse, kad patenkintumėm tą poreikį, kuris yra dabar. Dėl to tikrai raginčiau studentus pasirinkti ne patį lengviausią kelią. Aš meluočiau sakydama, kad tai bus labai lengva. Ne, tikrai ne. Bet tai bus ta specialybė, kuri jums garantuos ateitį, kuri garantuos tikrai nemažą atlyginimą šiais laikais. Dėl to tikrai labai smarkiai siūlyčiau pagalvoti apie tai, ypatingai netgi merginas, kaip keistai beskambėtų, visiškai šiuo metu nenoriu kalbėti apie kažkokius lyčių ten diferencijavimus jokių būdų, bet laikas nuo laiko išlenda tos klišės tokios, kad inžinerija ne moterim, ne merginom, tai tikrai noriu paraginti merginas, kad jos išgirstų mus, universitetus, kad taip, čia jūsų vieta, mes jūsų laukiam ir tikrai galėsit ir gebėsit studijuoti tokioj studijų programai. Na, aišku, reikia nepamiršti dirbtinio intelekto, kuri šiuo metu irgi ant bangos ir tai yra ta studijų programa, kuri irgi renka tikrai nemažus studentų skaičius. Dirbtinio intelekto programą taip pat turime elektronikos fakultete, tai tikrai peržiūrėkit, paskaitykit. Visos programos turi nuostabius aprašymus. Ir jeigu kam kyla klausimų ar kažkokių minčių, kur norit pasitikslinti vieną ar kitą dalį, drąsiai rašykit. Katedrų vedėjams kontaktai yra matomi, tikrai gausit visus atsakymus. Pačiu blogiausiu atveju, jeigu jau norit kitos informacijos, kreipkitės į studijų centrą, irgi atsakys, ko reikia, kad galėtumėt studijuoti šiuose programuose. Tai aš gal papildyčiau tik tai, kad elektromobilį aš jau turiu daugiau negu 2 metai ir mes visgi kalbam per verslo prizmę, kad tai nėra vien tik tai turbūt ta mada. Tai yra ekonominė nauda, labai konkreti, nes šiandien dienai naktinis tarifas, netgi perkant naktinių tarifų po 15 centų kilovatvalandę, su 20 kWh 100 km važiuojant, 3 eurai kainuoja 100 km nuvažiuoti. Ir čia jokia ten, ar ten naftos kaina bus ten 100 eurų už barelį, ar ten 60. Tai bus tik tai arba 2 arba 3 kartus pigiau. Nes kaip bevažiuotume su benzininiu ar dizeliniu automobiliu, mes turime 10 eurų mažiausiai 100 km sąnaudas. Tai reiškia, kad čia yra verslo irgi didžiulė galimybė, nes mes tikrai draugavom su duomenimis ir matom, kad šiandien dienai dar tik tai 10-20% visoje rinkoje yra elektromobiliai, o 80-90% yra dizeliniai ir benzininiai automobiliai. Ir pagal, dar papildysiu gal tokią pozityvę žinutę, kad pagal tai, kaip Lietuva transformuojasi iš kastinio kuro į, sakykime taip, atsinaujinančią energetiką, tai
kiek stebėjau, mes esam vieni Europoje iš lyderiaujančių su saulės, su vėjo energetika, taip? Tai čia ar galima sakyti, kad tai jau yra nebe mados klausimas, kaip apskritai, kad, madinga, bet tai yra ir ekonomiškai apsimoka tiesiog investuoti į saulės energetiką, vėjo energetiką, elektromobilius ir kitus dalykus? Na, Lietuva yra tokioj geografiniai vietovėje, kur mes nelabai tokio didelio pasirinkimo turim. Tai kalbėti vien atsinaujinančią energetiką ir jos integraciją į tinklus, tai mes kitaip negalim Lietuva. Mes turim saulę, turim vėją, jokio kito iškastinio kuro Lietuva neturi, dėl to mes ir pasirinkimo neturim, o nacionalinė energetikos strategija sako, kad iki 2050 metų Lietuva turėtų tapti šalim gamintoja, tai yra turėtumėm apsirūpinti elektros energiją patys, tai kito pasirinkimo nėra. Saulė, vėjas, galbūt vandenilis ateityje, jeigu visgi politikai išdrįs šitą temą paliesti plačiau ir giliau, galbūt ateityje labai norėčiau pamatyti mažos galios branduolinius reaktorius, kurie irgi gelbėtų labai smarkiai Lietuvą, konkrečiai Lietuvą. Tai saulė ir vėjas jau nėra mada. Kai buvo tie laikai, kai mes kažkur pamatydavom saulės parkus arba vėjo parkus, sustoja žmonės, pasižiūri, kažkas faino, kažkas naujo, fotografuojasi netgi, tai dabar toks savaime suprantamas dalykas ir aš labai noriu tikėti, kad ir elektromobilis greitai taps savaime suprantamų dalykų, nes pati jau 3 metai važinėju su automobiliu, kuris naudoja elektrą kaip kurą ir, su tokia reikia pasakyti, piktdžiugišką šypsenėlę žiūrėjau šitas kainų kilimas kuro, su ta mintim, kad pas mane parkingo vietoje, kaip aš vadinu savo degalinę, kaina nesikeičia, jinai išlieka tokia pati, netgi neturint biržos plano, važinėti man naudojant elektrą kaip kurą prie dabartinių kainų yra tikrai labai super teisingas sprendimas. Pirminiai tie variantai galbūt buvo šokiruojantys žmonėm, nes galbūt kaina pačio elektromobilio gąsdino dalį žmonių. Dabar tikrai bent jau Vilniuje galima matyti daug elektromobilių, tikrai terminas daug jau skamba kaip skaičius, ne 3 ir ne 2. Ir tai nėra jokia naujiena, kada matom kitokio tipo numerius ant automobilio. Tai ne mada, tai tiesiog būtinybė, neišvengiamybė mūsų, galų gale nepamirškim ir tvarumo. Ir Sonata, dabar klausimas tada, pakalbėjom pirmoji dalyje apie patį universitetą, antroji dalyje apie verslo poreikius ir kiek tai gali būti aktualu, sakykime, artimiausioj 5 ar 10 metų perspektyvoje. Pakalbėkime apie žmonės. Tai kaip tie studentai, kaip mūsų jaunimas pasikeitė, kaip jų lūkesčiai keičiasi, kaip pačių žmonių motyvacija keičiasi? Labai pasikeitė. Tenka girdėti įvairiausių nuomonių apie studentus, vienokį, kitokį, kažko negeba, kažko nenori, kažko galbūt negali, o aš sakyčiau, kad mes turim fantastinį jaunimą. Fantastinį jaunimą ta prasme, kad jie aiškiai žino, dabartinis jaunimas aiškiai žino, ko jisai nori. Ir aiškiai gali įvardinti, ko jisai nenori. O tai jau yra privalumas, lyginant su ta karta, galbūt netgi ir su mūsų karta, kur mes tiesiog žinojom terminą, kad tu privalai padaryti ir priimdavai kaip savaime suprantamą dalyką, tai ką tu privalai. Dabartiniam studentui tu turi paaiškinti ir parodyti, kodėl jis tai turi daryti. Ir tai nėra blogai. Galbūt kai kurie tai vardina kaip kažkokį ten įnoriai, specifiniai studentų ar dar kas nors, ne. Tai yra tiesiog toks jaunimas, kuris turi tikslą, aiškiai žino, ko nori ir aiškiai komunikuoja tai. Dėl to nenori, tu turi keisti su kaip dėstytojas, dirbantis su šiuolaikiniu jaunimu, nes tu jam turi iškelti problematiką ir ieškoti sprendimų, o ne sausai dėstyti tam tikrą teoriją ir kalbėti tom sausom frazėm, tam pačiam formulių kažkokiam tam mokymėsi mintinai, ne. Šitas dabartiniam jaunimui negalioja.
tu turi keisti darbą, keisti darbo principus, atsižvelgdamas būtent į jaunimą. Dėstytojas pirmiausia turi keistis kaip suaugęs žmogus ir kadangi jis turi tikslą perduoti ne tik tai kažkokius tai for fun dalykus, bet ir žinias ir kartais labai svarbias žinias, turi surasti tą sprendimą vienokį ar kitokį, kaip šitam nuostabiam dabartiniam jaunimui tas galbūt sudėtingas žinias perduoti vienokiu ar kitokiu būdu, kad jisai jas priimtų kaip savame suprantamą dalyką, o tai lengviausia padaryti per praktiką. Kai pats studentas ieško sprendimo. Vienokiu ar kitokiu būdu. Tos žinios tada ateina savaime. Tai toks vienas gal man užstrigo esminis dalykas, kad nebeužtenka dėstyti toks į vieną pusę, ne, kad tiesiog pasiruošiau. Jokiu būdu. Ne, ir įtraukimas ir sudominimas su realia problematika, su realia patirtim, sakykime, ne, ateina įsitraukimas. Taip, tikrai taip, įvairiausi pavyzdžiai ir kuo daugiau tokių įvairiausių probleminių situacijų, tuo tas jaunimas labiau pradeda pats gilintis. Ir kartais netgi tam tikri dalykai, tam tikri kryžiažodžių, netgi sprendimai magistro studijose, kaip keistai beskambėtų, tampa tokiu labai smagiu dalyku, kad įkristų ta informacija, kurią tu norėjai, kad įkristų. Tai metodai ir būdai, sakykime, jau parenkami tikrai netradiciniai ir siekiama tiesiog galutinio rezultato, kad žmogus įsitrauktų. Taip. Ir metodai jau turbūt ir laisvės laipsnis dėstytojams turbūt irgi atsiranda žymiai didesnis, ar yra labai jau ten apribota? Ne, nėra jokių kažkokių labai didelių apribojimų, aišku, mes turim išlaikyti bazinius dalykus, kadangi esu pati kaip inžinerinių programų atstovė, tai baziniai dalykai išlieka, bet kaip mes juos pateiksim? Metodai, būdai. Čia jau yra mano kaip dėstytojo fantazijos reikalas, bet turiu atiduoti duoklę visgi mūsų universiteto edukologinių kompetencijų grupiai, kuri organizuoja labai daug mokymų. Ir tu gali rasti būdą savo konkrečiai sričiai, tai yra kaip tu tas žinias norėsi studentui pateikinėti, tai yra verslos klasės metodas. Ir šiuo metu labai stengiamasi tą probleminį mokymą įtraukti universitete, kur galbūt taip darbo dėstytojų bus daugiau, bet rezultatas galutinis žinios studentui pateiktos bus ta netradicinė forma ir jos labiau įsisąmonina. Pagrindinis klausimas paskutiniai daly, tai kaip visame tame, ką kalbėjome, dirbtinis intelektas, kiek jisai įtakoja jaunimą su savo greičiu ir informacijos susiradimu, kiek jis įtakoja dėstytojus ir galbūt kaip keičiasi verslo lūkesčiai su dirbtinio intelekto atsiradimu. Aš labai teigiamai žiūriu į dirbtinį intelektą. Taip. Ir dar labiau teigiamai žiūriu dirbtinio intelekto atsiradimą studijų procese. O dar 3 kartus labiau teigiamai žiūriu į dirbtinio intelekto atsiradimą versle. Tai jeigu tikėjotės iš manęs to neigiamo požiūrio, ne. Ir Google'as yra teigiamas dalykas ir dirbtinis intelektas yra labai teigiamas dalykas, pasikeitė tiesiog. Persidėliojo prioritetai, ir mes sukritom į dirbtinį intelektą visi. Jeigu prieš tai reikėjo laiko vienokiam ar kitokiam darbui, teoriniam darbui atlikti 1-2 valandų, turim dirbtinį intelektą, tam užtenka 5 minučių. Tai kaip bežiūrėtumėm, iš kokios pusės bežiūrėtumėm, negalėsim be jo gyventi, matyti ateityje jau tikrai. Tai nereikia priešintis neišvengiamiem dalykam, reikia išmokti draugauti. Ir įvairiausios kalbos apie dirbtinį intelektą būtent studijų procesuose atsiranda, tai patikėkit manim kaip dėstytoja, kad yra įvairiausių būdų. Ir čia tik nuo dėstytojo priklauso išsiaiškinti, ar dirbtinis intelektas buvo panaudotas atsiskaitomajame darbe ar ne, tai čia tiesiog įsijungimo iš tą procesą reikalas, tačiau yra tikrai tokios sritys, kur kam gaišti laiką, jeigu tai gali padaryti dirbtinis intelektas. Tai palikim tą terpę, sakykime, tam tikriem sprendimam, kuriuos mes sugalvojame, bet tam tikrą vykdymą mes tikrai galim patikėti dirbtiniam intelektui ir nematau čia kažkokios didelės problemos. Studijų procese
išgaudyti tuos dirbtinio intelekto darbus irgi nėra sudėtinga. Pati visai neseniai daviau vieną užduotį studentam ir įpareigojau atlikti tik naudojantis dirbtiniu intelektu. Tik tai. Jokiais kitokiais šaltiniais, nei įstatymais, nei Google, tiesiog tik dirbtiniu intelektu. Ir 60% atsakymų, kurios pateikė studentai, buvo neteisingi. Ką tai parodė? Labai paprastą dalyką, kad jaunimas, kuris tikisi, kad tik dirbtinis intelektas dabar gelbės jų mintis, galvas, tai akivaizdus įrodymas, kad ne. Jeigu nėra galvoje žinių, kurias tu nori patikrinti naudodamas dirbtiniu intelektu, tai yra tu neįsivaizduoji galutinio rezultato, tai dirbtinis intelektas tave gali nukelti visai ne į tą pusę ir nukreipti visai ne į tą kryptį. Tai nori, nenori, ir naudodamasis dirbtiniu intelektu, tu turi žinoti, įsivaizduoti, koks savo galutinis rezultatas turi būti. Nes kelių dirbtinis intelektas suras pačių įvairiausių, kaip iki to rezultato nukeliauti. Mes tai vadinam haliucinacijom. Dirbtinis intelektas labai mėgsta, jeigu nežino, surasti, užpildyti spragą ir vis tiek surasti atsakymą, patenkinti vartotojo pasinaudosiu ir aš poreikį. šituo terminu, tai va tų haliucinacijų jisai tikrai pateikia, tai studentai buvo labai nusivylę rezultatu. Tokiu teko dėja grįžti prie tradicinių informacijos ieškojimo priemonių ir patikslinti savo atsakymus, kad gauti tą tikslų, tvarkingą rezultatą, kokio reikia. Bet tai nėra, šita mano žinutė nėra kaip bloga žinutė. Šita žinutė yra tiesiog parodyti, kad tu turi tikrinti informaciją, tu turi žinoti apytiksliai galutinį rezultatą, ko tu iš jo nori. Taip, tu turi turėti tam tikras žinias, kad galėtum šito įrankiu naudotis tikslingai ir tvarkingai. Tai versle nori, nenori, tam tikrų pozicijų eliminavimas atsiras. Atsiradus dirbtiniam intelektui ir jau dabar atsiranda, kad tam tikrų pozicijų yra atsisakoma, bet jokių būdų niekas neatsisakys inžinieriaus, nes problemos ieškojimas inžinieriaus tai ne dirbtinis intelektas, tai yra gyvenimas su laiku, gyvenimas su naujausiam technologijom, gyvenimas su problemų sprendimu čia ir dabar, ko dirbtinis intelektas dar padaryti negali. Tai ką mes jau su ne vienu pašnekovu turėjome pokalbius būtent apie dirbtinį intelektą, tai iš, sakykime, akademinės pusės lygiai taip pat girdžiu, kad mokėti užduoti klausimą, parinkti šaltinius, galbūt nurodyti, netgi apriboti, kad šituo naudokimės, šituo nesinaudokim, palikti tada ten, nežinau, 80% darbo, kad darytų ir patikrinti galutinį rezultatą ir išlaikyti kritinį mąstymą. Čia turbūt yra kertinė ta savybė, ne, kurios niekas kol kas nepakeis ir turi labai labai aiškiai gale validuoti, ne, nes kiekvienas tas sprendimas iš 60% haliucinacijų verslo prasme gali labai brangiai kainuoti. Tikrai taip. Tai bazinių dalykų niekas neatima, ne, ir vis tiek reikia turėti tokį pilną vaizdą, ne, pradžią ir pabaigą. Tai taip, tai šitą situaciją ir parodė, kad jeigu darbdavys turės darbuotoją, kuris naudosis vien tik tai dirbtiniu intelektu, tai rezultatas gali būti neigiamas. Ir jeigu kalbėt apie konkrečias ten inžinerinės kryptis, tai gali būti netgi toks tragiškas sprendimas. Taip. Ir verslo prasme tai gali kainuoti labai brangiai. Tai visgi, kaip ir sakiau prieš tai, tos inžinerinio mąstymo nepakeis. Ir tų galutinių žinių, kurias įgauna inžinierius, dirbtinis intelektas galbūt padarys. Galbūt ateityje tai padarys, nenurašykim jo taip labai smarkiai, galbūt ateityje jisai ir sugebės tai padaryti, bet šiuo metu tikrai jis to negali dar daryti. Tai apibendrinant dirbtinio intelekto temą, išgirdau tokią, kad tikrai su tuo reikėtų draugauti, tai tikrai padeda efektyviau daryti tam tikras uždavinius, taip, ir jeigu pradžiai turim aiškiai suformuluotą uždavinį, taip, ir gale uždavinio pasitikrinam su kritiniu mąstymu, tai gali pagreitinti ir verslo procesus gali pagreitinti, ir dėstytojam gali pagreitinti turbūt, ne, ir studentam turbūt tą paieškos darbą, ne, visiems čia yra. Tai fantastiškai renka ir informaciją, ir nurodžius konkretesnės kryptis, nes reikia mokėti jam užduoti.
Taip, Reikia užduot klausimą. reikia mokėti apriboti jam tam tikrus veiksmus, tai va šitoj vietoj ir žmogus turi jungti tą kritinį mąstymą ir tokiu būdu tas dirbtinis intelektas padarys tai, ką tu nori, o ne haliucinacijas. Jeigu bus labai generic klausimas apie viską, tai turbūt ir atsakymas bus apie nieką. O jeigu bus labai aiškios taisyklės, labai aiškios nuorodos, kokius, iš ko naudoti, ką gauti, tai pradžia ir pabaiga vis tiek turbūt lieka pas dėstytoją, pas studentą ir pas vadovą. Turbūt lygiai taip pat vadovam tas tinka, nes vadovas, jeigu nežino, kur nori nueiti, kur strategijoje nori matyti įmonę po 3 metų, tai turbūt joks dirbtinis intelektas nepadės, jeigu tu nežinai, kur tu nori nukeliauti. Tai galbūt vienas iš svarbiausių dalykų, pirmiausia, kokio įmonė bebūtų, ar universitetas, ar įmonė, vadovo pirminis tikslas ir yra turėti viziją. Kur tu keliauji, kur tavo įmonė eina ir ko tavo įmonė nori pasiekti. Čia yra turbūt ne tai, kad vienas iš pagrindinių, tai yra svarbiausias dalykas, žinoti kelią, žinoti viziją, žinoti poreikį tavo tų visų vizijų, kurias tu sudėlioji tą kamuoliuką ir kaip tu jį išridensi. Nes kitu atveju nebus nei pelno, nei rezultato, tai čia svarbiausias dalykas. Vadovas su aiškia vizija, ko jisai nori. Ir aš gal papildysiu tik tai, kad žmogui galioja kaip studentui, kaip dabartiniam 12-okui, kurie šiuo metu laiko egzaminus, lygiai taip pat jam tinka šitas pasakymas, kad jam svarbu žinoti viziją, ko jisai nori, žinoti, kuris rytis jam patinka, o metodai, būdai, priemonės ir universitetai tikrai padės jam tą viziją realizuoti. Tai ačiū labai, mūsų laikas labai greitai išseko, mes tikrai labai seniai bendravome, tai primenu, kad šiandien pas mus svečiavosi Vilnius Tech profesorė daktarė Sonata Tolvaišienė, elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros vedėja. Ačiū labai, Sonata, kad pasidalinai šitom metu, kai tik... Ačiū, kad pakvietėt. Įdomiom temom ir tikiuosi, kad daliai studentų arba tėvų bus naudingos šitos įžvalgos ir tas, kas ruošiasi techninių specialybių, sakykime, studijavimui, tai tikrai turėtų labai rimtai svarstyti Vilnius Tech kaip pirmą pasirinkimą. Tai ačiū labai. Ačiū Jums.